Ne visada jiems pavykdavo pelnyti įvarčius. Dabar Devensas, jo perdavimas link Kendišo ir pastarasis galva galėjo iš karto užtvirtinti savo pasirodymą startinėje sudėtyje, tokio atakuojančio futbolininko vaidmenyje įvarčių, bet įvartis dabar krenta ir čia taip, nuošalės nėra. Enrique Devensas, 3 minutę. Tai, ką turėjo padaryti Kendišas, padarė Enrique Devensas, tam be abejo ir šioks toks sėkmės šypsnis, nes nuo panevėžiečio galvos kamuolys pasiekė Žalgirio puolėją, nuošalės nebuvo, nors dar be abejo yra ir VAR teisėjai, bet kol kas atrodytų, kad viskas pagal taisyklės ir Žalgiriui tai be abejo labai reikalingas ir prasmingas startas. 1-0 sužaidus vos 3 minutės į priekį veržiasi aikštės šeimininkai. Dar kartelį Martynas Šetkus, jo perdavimas iš kairės. Ir čia Žeromas Simonas. Tai padarė meškos paslaugą savo komandai. Nuo jo galvos kamuolys perskriejo visus Panevėžio gynėjus ir pasiekė Devensą. Na, Simonui čia asisto niekas neįrašys. O štai iš Devenso, Martyno Šetkaus perdavimo metu, Enrique Devensas buvo nuošaliai ar ne. Dar kartelį, čia be abejo vaizdas daug geresnis. Ne, čia panašu, kad net arti nuošalės nebuvo. Žeromas žaidžia Patrikas Matižonukas, nors nominaliai tai Žalgirį žaidžia vos net 3 puolėjais. Dabar perdavimas Patrikas Matižonukas ir pirmasis šio jaunuolio įvartis, vilkint Žalgirio aprangą. 2-0. Ką tik pasakiau, kad trūksta, nebuvo, nepastebėjom, nematėm ir prašau. Ofori, puikus perdavimas, perpjovęs visą Panevėžio gynybos liniją. Patrikas Matižonukas šį kartą savo šansų pasinaudojo ir didina Žalgirio pranašumą. 2-0. Dar kartelį, pažiūrėkime, čia su Ovidijaus Verbicko pagalba laimėjo dvikovą Ofori, puikus jo perdavimas ir Patrikas Matižonukas. Taip pat nuošalės nebuvo, Justinas Januševskis akimirkai pavėlavo pajudėti į priekį, o kai pajudėjo, jau buvo per vėlų. Čia dar Patrikas Matižonukas ir Vladimiras Čeburinas. Ir tų perspektyvų realizuoti vyrų futbole Tomasui Bazilijai nepavyko. Ernesto Veliulio geras perdavimas ir čia panašu, kad kamuolys atsiduria Žalgirio vartų tinkle nuo to paties Tomo Bazilijos. Tai 5 numeris ant vejos kelia į žalgiriečiai. Na ir ką, įvartis į rūbinę. Nesvarbu, kad ne Panevėžio futbolininkai pelnė, bet kamuolys vis tiek Žalgirio vartų tinkle suspurdėjo. 1-2 mažina atsilikimą panevėžiečiai. Čia buvo labai geras Veliulio perdavimas. Salomonas Kuvadijų smūgiavo galvą, Arpadas Tordajus apsigynė. Bet Pavlė Radunovičius padarė viską, kad Tomasui Bazilijai nebūtų lengva išmušti kamuolio. Futbolininkas iš Nikaragvos. Ir įvartis. Įvartis krenta į Žalgirio vartus. Žeromas Simonas džiūgauja. Čia reikėtų žiūrėti pakartojimą. Regis, kad nuo Žalgirio futbolininko dar kartelį, panašu, kad dar kartą kamuolys Arpado Tordajaus ginamų vartų tinkle atsidūrė nuo savo žaidėjo smūgio. Na, kol kas nenoriu spėlioti, kas tas nelaimingasis. Žeromas Simonas triumfuoja. Laukime pakartojimo. Pažiūrėkime dar kartelį. Taip, perdavimas nuo kampinio gairelės. Jurijus Kendišas. Labai panašu, kad Jurijus Kendišas lietė kamuolį. Taip, ir Jurijaus Kendišo galvos prisilietimas atnešė Panevėžiui antrą įvartį. Na, retai būna tokios rungtynės, kad jis priims gargždų bangą. O čia galimybė kontratakuoti panevėžiečiams. Elivelto, Lukas Devega dešinėje, žais 1-1. Gali iš kairės ir pirmasis Lukos Devego įvartis šį sezoną Top Sporto lygoje, vilkint Panevėžio aprangą. Nuostabus smūgis iš kairės. Ir čia toks netikėtumo faktorius, nuščiuvęs ir stadionas. 3-2 priekyje Panevėžys ir kas galėjo tuo patikėti, kas galėjo to tikėtis.